Labą dieną, aš esu Vita, dėstytoja iš AMES. Sveikinu prisijungus prie AMES TV. Tai šiandien kalbėsime apie rimuojančius išsireiškimus anglų kalboje. Rimuojantis žodis pats verčiasi į anglų kalbą rhyme. So, words combined that rhyme. So, pirmas pavyzdys būtų išsireiškimas, kur mums aktualu yra, vadinasi brain drain. Tai yra proto nutekėjimas. Deja, daug žmonių išvažiavusių iš Lietuvos kviečiam atgal į Lietuvą, sugrįžkite, bet vis vien yra nutekėjimas, žmonės išvažiuoja į kitas šalis užsidirbti daugiau pinigų. Kai kurie draugai mane vadina culture vulture. Tai versme į anglų kalbą kultūrinis grifas. Grifas, aišku, visur bando užkandžiauti, pavalgyti, tai kultūrinis grifas būtų, kuris mielai dalyvauja kultūriniuose renginiuose, ypač kai nemokami, labai smagu. Ir šiaip domisi viskuo, menais, muzika ir taip toliau. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki susitikimo Facebook'e.